Draugė, padėk. Kaip angliškai pasakyti, aš palydėsiu tave namo? Na, jeigu lydėsi pėsčiomis, tada sakyk I will walk you home. Geras, net nežinojau, kad veiksmažodis walk reiškia ne tik vaikščioti arba eiti žingsniu, bet taip pat ir lydėti pėsčiomis. Turbūt nustebinsiu tave dar labiau, jei pasakysiu, kad tą pačią reikšmę gali perteikti ir veiksmažodis see. I will see you home. Dar vienas būdas pasakyti, kad palydėsi namo. Nieko sau, nežinodamas pagalvočiau, kad I will see you home reiškia aš pamatysiu tave namie. O čia pasirodo nepamatysiu, o palydėsiu. Taip, čia yra toks nusistovėjęs posakis. I will see you home vartojamas formalesnėje kalboje, kai išreiškėme bendrą susirūpinimą ir norime padėti žmogui saugiai grįžti namo, tačiau nebūtinai pėsčiomis. Ačiū draugė už paaiškinimus. Dabar mokėsiu net du variantus. I will walk you home arba I will see you home.